2 taškai turbūt bus įskaityti, tik tiek, kad pražanga užfiksuota puolime ir net neįskaityti taškai. Tai yra dar smagiau. Žalgiris ir vėl sugeba apsiginti, neleidęs varžovams pelnyti taškų. 2:46 iki ketvirtojo ketvirčio pabaigos. Žalgiriui pirmaujant 4 taškais. Ettore Messina prašo minutės pertraukėlės. You have to play high flat, even if you're net box. It's clear? Okay? Kauno Žalgiris yra truputėlį arčiau Maskvos CSKA, kad pratęstų pergalių seriją šiame sezone. Maskvos CSKA savo ruoštų yra truputėlį arčiau, kad patirtų pirmąjį pralaimėjimą šio sezono batalijose. Ir nesvarbu, apie ką mes kalbėtumėm. Apie Eurolygą, apie VTB vieningąją lygą. Situacija yra lygiai tokia pat. Kšištofas Lavrinovičius grįžta į aikštę, vadinasi... Brolis pakeitė Paulių Jankūną. Abu broliai, Džaberas, Kaukėnas ir Dardenas. Tokiu penketu tęsia rungtynes Žanas Plasa. 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Reiktų galvoti apie metimą. Darijušas Lavrinovičius perdavimas po krepšiu broliui ir brolis pelnė, ne tik kad pelnė 15 tašką, tačiau didina Žalgirio pranašumo iki rekordinės persvaros ketvirtajame kėlinyje. 68-62. Dabar labai svarbu neprasižengti ir neprasižengė Žalgiris, o prasižengė Kirstičius. Ačiū tau, Nenadai Kirstičiau, už pasirodymą šiame susitikime. 5 kartą prasižengė Kirstičius, o brolis tos prie baudų metimo linijos. Puikiai galimybė padidinti persvarą iki 8 taškų. Darijušas jau pasiruošęs atlikti tuos 2 baudų metimus. Jis šiandien pelnė tik 4 taškus, jo brolis 15. Tačiau Žalgiryje tokia pasiskirstimo karuselė yra labai dažnas atvejis. Vienose rungtynėse Dardenas gali būti labai rezultatyvus, kitose nepelnyti nė taško, trečiose vėl labai rezultatyvus. Na, taip ir su broliais. Eurolygoje, Pirėjoje Darijušas buvo rezultatyvesnis. Šiandien rezultatyvesnis yra Kšištofas. 1 iš 2 pataikė Darijušas. 69-62. Klysta. Ne. Klysta, tačiau ne visiškai. CSKA, jie liks su kamuoliu. Tačiau dar kelios sekundės prabėgo ir dar keliomis mažiau lieka iki šių rungtynių pabaigos. Jacksonas Sonny Vinsui. Aišku, kad šis krepšininkas bandys imtis iniciatyvos. Ne vieną pergalę jis jau iškovojo. Nenadas Kirstičius dar yra aikštėje, tad prieš tai prasižengė Vladimiras Micovas. Micovui baigėsi rungtynės, jam 5 asmeninė pražanga. O labai ilgai priversti išlaikyti kamuolį CSKA krepšininkai. Pražanga Kšištofui Lavrinovičiui. 3, kuris siūs Kirstičių prie baudų metimo linijos. Na, aš jau buvau pasveikinęs Kirstičių su rungtynių pabaiga. Na, neižvelgiau, kad tame epizode po Žalgirio krepšiu anąkart prasižengė ne Kirstičius, o Micovas, kuris jau visam sėdė ant atsarginių suolo. 1 minutė 26 sekundės. Pataiko nuo baudų metimo linijos dabar Kirstičius ir jo sąskaitoje 10 taškų.
ir 4 atkovoti kamuoliai. Nors ir labai sunkiai įsibėgėjo šiose rungtynėse Kirstičius, tačiau labai nedaug jam trūksta iki jo vidurkio. Na, kita vertus, tas nedaug, tai yra trečdalis. Vidutiniškai iki šių rungtynių po 15 taškų rinkdavo Nenadas Kirstičius. Su kamuoliu Kauno Žalgirio krepšininkai. Jie pirmauja 5 taškais. Džaberas laisvas iš toli meta ir tą daro netiksliai, tačiau Kšištofas atkovoja kamuolį ir sugeba pataisyti komandos draugo netikslų metimą. Kšištofas Lavrinovičius, jo sąskaitoje 17 taškų, skuba CSKA ir tas skubėjimas verčia juos atlikti neapgalvotus metimus. Paskutinę rungtynių minutę ir Kauno Žalgirio arenoje susirinkusi 16 000 publika kyla iš savo vietų tam, kad padėkotų Kauno Žalgirio komandai už dar vieną įspūdingą spektaklį ir už dar vieną pergalę. Džaberas iš toli. 74-64 Kauno Žalgiris įgyja didžiausią pranašumą šiame susitikime ir per savaitę krito ir Eurolygos čempionai, krenta ir Eurolygos vicečempionai. Neabejotinai geriausia mėnesio komanda visoje Europoje yra Kauno Žalgiris. 18 sekundžių iki šio susitikimo pabaigos. Sanis Vimsas 2 baudų metimais galės tapti rezultatyviausių krepšininkų savo komandoje, tačiau tai nieko nepakeis. Rimantas Kaukėnas 12, Kšištofas Lavrinovičius 17, 2 rezultatyviausi krepšininkai. Darijušas prasižengė 5 kartą, jam dėkoja visi ant atsarginių suolo esantis Žalgirio krepšininkai, treneriai, tarp jų ir Robertas Jevtokas bei Tadas Klimavičius, kurie taip pat stebi šias rungtynes. Po tik pasibaigus ketvirtajam kėliniui neišjunkite Sportvieno, nes turėsite galimybę išgirsti vieną iš Žalgirio krepšininkų. Pabandysiu pagauti Rimantą Kaukėną ir iškart po to, maždaug po 10 minučių tiesioginė spaudos konferencija iš Kauno Žalgirio arenos. Žalia balta, hei, hei, čia skamba labai gerai ir Kšištofas Lavrinovičius užbaigė šias rungtynes bei Žalgirio pergalę 76-66. Pasveikinkite stipriausią komandą Europoje, pasveikinkite stipriausią komandą VTB vieningoje lygoje. Galutinis rezultatas dar kartą 76-66. Na ir dabar toks mielas vaizdas, kai matau CSKA vadovus, kai matau jų trenerius ir žaidėjus. Pergalę iškovoja Kauno Žalgiris.
Šalia manęs antras pagal rezultatyvumą krepšininkas Kauno Žalgirio komandoje Rimantas Kaukėnas. Rimai, pirmas klausimas. Per savaitę krito ir Eurolygos vicečempionai ir čempionai. Kas toliau? Toliau iš tikrųjų tai čia tik pradžia, žinot, sezono pradžia, dar sezonas ilgas, sunku. Žaidžiam pakankamai gerai, bet tikrai galim geriau ir šiandien varžybos buvo sunkios, tokios banguotos, bet malonu, kad vyrai pabaigoje susijėmėm gynyboje ir atlikom tą, ką turėjom atlikti puolime. Žodžiu, fanai pasakiški, žodžiu, nu ką, jeigu toliau taip, reikia dirbti toliau, gerinti žaidimą ir tiek. Šiandien nebuvo Marko Popovičiaus, tačiau aikštėje to praktiškai nesimatė. Sėkmingai pakeitė kiti? Būtent Lipkevičius ėjo į žaidimą ir apsigynė labai gerai, griuvo dėl kamuolių, kovojo, žodžiu, atliko tą, ką turėjo atlikti, paskui Kuzminskas puikiai įsijungė vėlgi. Žodžiu, visi vyrai šaunoliai. Taigi, pagrindiniai dalykai, dėl kurių Žalgiris šiandien iškovojo pergalę? Nu ką, sunku pasakyti iš tikrųjų, nes visos varžybos buvo tokios banguotos. Ir manau, kad pabaiga, sužaidėm truputėlį geriau pabaigą. Aš sakyčiau, atsikovojom ir apsigynėm pabaigoje. Tai yra, aš manau, lėmė varžybų pabaigą. Ačiū. Rimantas Kaukėnas, sėkmės. Ir po kelių minučių per Sport 1 tiesiogiai spaudos konferencijai Žalgirio arenos, tad niekur nepabėkit. Vakaras visiems, pradedame spaudos. Iš pradžių joje Maskvos CSKA žaidėjas Sonny Vimsas. Please, Sonny, your comments about the game. It was a good game by Žalgiris. You know, they're a way better team than they were last year. They played defense really well. You know, they really turned it up on defense. And, you know, they make shots. You know, they have their 5-man who pops a lot, who cause problems in the pick and roll. And, you know, they just play excellent defense. And, you know, they play hard every play. Tai buvo labai geros rungtynės, Žalgiris šiandien žaidė ypatingai gerai. Šiemetinė komanda yra turbūt stipresnė už pernykštę. Žalgiris turi žaidėjų, kurie gali pataikyti iš toli, ypač aukštų ūgių.
kurie šiandien ir išnaudojo tas progas, bet to Žalgiris šiandien labai gerai gynėsi. That's it? Is it? No, that's it from you. Oh, yeah. Klausimų? I don't know if it was a special game, but, you know, it was great for me to come back and play in front of these fans. I miss the fans. You know, they're one of the greatest fans in European basketball. And it's an honor for me, you know, to come back and play in front of these fans. So it was a special, I would say somewhat it was a special day, but, you know, that game's over with. Now it's time to move on. Šios rungtynės Soniui buvo šiek tiek ypatingos, nes jam buvo malonu grįžti į Kauną, kuris tikrai pasilgo tokių puikių fanų, kuriuos jis laiko geriausiais Europoje. Tačiau rungtynės jau baigėsi ir reikia žiūrėti į priekį. Daugiau klausimų? About your role in CSKA this year compared to Žalgiris? I think it's the same. Last year, you know, in Zagreus, I was used as the number one scorer on the team, and I think, you know, that's my same role with CSKA. I think the coaches, you know, want whatever it takes for me to help my team win. I think that's my job and that's my role. So whatever that requires from the coaches, then that's my role. Tai Sonio nuomonė, jo rolė tiek Žalgiryje, tiek CSKA yra panaši. Žalgiryje jis buvo lyderis pagal pelnomus taškus, stengiasi tokiu būti ir CSKA, ir žinoma svarbiausia vykdyti trenerio nurodymus ir stengti žaisti taip, kad komanda laimėtų. Daugiau klausimų? Thank you.